pats tasai, kaip pasakyti, įsigyti kažkokį tai, tarkim, seną daiktą, seną juostą, įsidėti ją, išfotografuoti, išsiriškinti, žiūrėti, kas gaunasi. Visada atsiranda kažkokių tais dulkės įbrėžimai, dar kažkas nenumatyto. Aš tai džiaugiuosi jau. Daug kas sako, retušuok, dar kažkas, ne, man jų reikia. Yra buvo ir taip, kad net specialiai juostelę pamečiau ant žemės, su koja patryniau, tada skanavau. Kaip pasakyti, kai kadro gero nėra, jį reikia kažkom tais, na, kaip ant cepelinų tų spirgų užpilti. Tai vat, kažką prabrėži, praskanuoji, žiūri, kažkas gavosi. O kitas tik būna netgi dvi juostos, sudedi vieną ant kitos, jau skanuojant, tiesiog tas įgaunasi procesas, kad, na, dvigubą ekspoziciją, sakykime, bet jau čia toksai post procesas labiau. Būna gaila, kai tiesiog eksperimentuoji ryškinant arba fotografuojant, ten susigalvoja kokį nors nesveiką jautrumą. Išsiriškini, ten turėjo būti, tarkim, manau, kad geri kadrai, o ten to juostai nieko nėra. O tada būna gaila. O taip yra buvo, kad ten kitas ir dulkės nuputinėjant nuo kadro netyčia apspjauni. Nu, lieka toksai kleckas, bet kitas į gražu, nu, tinka. Na, aš negaliu pasakyti, kad yra pas mane kažkoks tai stilius. Tiesiog darau tai, kas man patinka, būtent taip, kaip aš noriu. Dažniausiai tai yra tiesiog kaip, nežinau, flirtas su ta visa fotografija. Tiesiog norisi su ją žaisti, kažką padaryti, kažką sukurti. Iš kur tas toks juostose charakteris, būtent mano kaip braižas, aš nežinau, gal matyt aš pats toks esu. Tiesiog nuvažiuoju prie jūros, man įdomu, ne taip, kad kažką nufotografuoti, man patinka lipdyti, sakykime taip. Dėti vieną kadrą ant kito. Aš tiesiog fotografuoju, padarai vieną kadrą, nu tokį. Čia paskui pradedi galvoti, čia buvo kažkoks laivas, aha, aš noriu, kad čia žmonės būtų. Pradedu žmonės tada fotografuoti, gaunasi du kadrai sulipę. Kažkas tokia iš to gimsta. Didžiausias malonumas, atsimenu, pirmą skaidrę, kaip pats išsiriškinu. Iš manęs išsinešiu ant tų sagikų, pasikabinė, žiūri ir taip. Pasigėlėjau labai, kad šampano neturėjau namie. Na, visas yra tas malonumas kažkaip. Viską kaip pat gali prie visko prisiliesti. Būdavo anksčiau tokie periodai, kad tiesiog viskas eksperimentai, kaip pasakyti. Užsidedi naują optiką, kažką tai įsigijai, tai teisingai ten išeini greitai, ir taip, ir taip, ir taip. Paskui skanuoji, žiūri, kas gaunasi. Ir jau tada gali iš to spręsti, ką ta optika gali ir ką tu galėsi ateityje su ją padaryti. Bet dažniausiai per tos, kaip pasakyti, testavimus ir gaunasi geriausi kadrai. Nei kad paskui kažką tai jau tenai taip pat grinai žinant. Juostinės technikas ir tų juostelių dar pilna. Ir manau, kuo toliau, tuo daugiau jų bus. Nes kaip anksčiau, aš atsimenu tie laikai, kai atsirado skaitmeniniai fotoaparatai, visą kitą čia daug kas ir po nuotrauko man rašydavo, kad čia pasmerktas dalykas greičiausiai, nes čia taip, aš pilnai tikiu, kad skaitmena, gal jau ir dabar yra pranokusi, sakykime, ta juostinė technika, gal pranoks, nu, bet kaip pasakyti, tai yra kokybė, visą kitą. O juostą man moterim plasmasinių gėlių nedovanojam, gyvas. Skaidrė realiai, ką žiūrėti per projektorių, yra gražu, įdomu, bet skanuoti, jo labiau su buitiniais tai skaneriais, dingsta, sakykime, taip, tai, ką matai, jau į kompiuterį, tarkim, jau taip neįkelsi. Gaunasi jau nebe tas. Nusipirkau didintuvą už simbolinę kainą. Irgi vėl toksai buvo malonus jausmas, nes tai iš seno fotografo, kuris jom tikrai daug dirbo, jau tas daiktas turi savo, kaip pasakyti, sielą dvasią, praeitį. Na ir prasidėjo užsitamsinimai vonioje, raudona lemputė. Tas visas procesas, kai dedi, atrodo, baltą lapą į ryškalą ir pradeda ryškėti vaizdas, toks nepakartojamas, sakyčiau. Aišku, daug sugadinimų. Gaunasi, kaip gaunasi. Gaunasi įdomi dažniausiai. Būna kartais į plačią juostą išfotografuoji ir pats jauti, kad, na, kažko tokio tenai nebus. Tada tos juostos, kaip pasakyti, ištrauki iš to fotoaparato, taip gražiai susisko į popierių. Ta popierių tai paminkai, kad laisvesnis pro kraštus, reiškia, šviesa papuola. Ir paskui, kai skanuoji, gaunasi visokių, ypač jeigu spalvota, gražiai geltonų, raudonų, visokių tenai linijų. Nu, tokių nenuspėjimų, sakykime, toksai, dekupažas juostinis. Spalvotas C41, taip vadinama, nešu į ateljė, kad išryškintų. O juodai baltas, tai visada pats. Internete buvau susiradęs apie ryškinimą kavoje. Tai iš karto toks kilo noras išbandyti. Tai ryškalą naudoti kavą, ten sodas dar kažkiek tai įsideda. Na ir turėjau juostelę, kurią reikėjo ryškinti. Pasidariau, kaip pasakyti, tos kavos ir ryškinau. Ir realiai gavosi labai gerai. Net gal per gerai neįtikėjausi. Tas nuotraukas paskui
buvo mano personalinė paroda, būtent eksponavime darytas ryškintas kavoje. Na, aišku, apie tai mes nešnekėjom per parodą, bet kokybės atžvilgių gavosi tikrai puikiai. Pagrindė dabar tai šiuo metu šeima ir yra mano, kaip pasakyti, visas tas kosmosas. Būna ir su jais kartais tą kosmosą padarau, kad tenai, tiesiog net nesimato tų žmonių, tik siluetai. Bet pagrindė dabar, taip, buitinių kadrų tikrai yra daug, kurie guls į šeimos albumą. Kai gimė mano vaikas, tiesiog pačiose gimdymo namuose, aš jau kai važiavome į gimdyklą, visur jau turėjau pasiėmęs ir paprastą juostinį fotoaparatą ir pinholę degtukų dėžutę. Tai turėjau daug laiko, tenai laikas slenka lėtai, turėjau daug laiko ir taip fotografuoti ir taip. Paskui buvau tos kadrus įdėjęs internetą, parodęs, kad buvo su degtukų dėžutė daryta. Ta vieta jau yra tokia reikalaujanti, sakykime, dokumentikos, kad vaikas turėtų ką pasižiūrėti užaugęs ir panašiai. Yra tų kadrų, bet pat žmonėm norėjau parodyti tą kitokį variantą, kad galima ir taip kažką nufotografuoti, parodyti. Dar yra buvęs toks įvykis, atsimenu, irgi atvažiavau, audra prie jūros, pasistačiau pinholę fotoaparatą, tą vėl degtukų dėžutę ant akmens. Ir tokia banga užėjo, kad nuplovė. Aš jau jį, aišku, kaip pasakyti. Pamiršau, galima sakyti, jau atėjom. Už kokių 50 metrų žiūriu išmestas į krantą. Pasiėmiau, šlapės, nupurčiau. Gavosi kažkas. Tiesiog tokia aplinkybė, kuri nenumatyta, bet... Esu daręs vieną, sakykime taip, jau grinai personalinę parodą, o kitas buvo bendros parodos. Vyksta kartas nuo karto. Pakviečia dažniausiai iš Klaipėdos fotosąjungos, ką nors prisijungti, padaryti. Būna. Ir Vilniuj bendrose esu dalyvavęs. Taip, jeigu rengti vien parodas, tai mažai kas pamatys jas. Čia, kaip pasakyti. Šiais laikais vis dėlto kompiuteris, internetas viską nugali. Dėl to esu gan aktyvus kelių fotosvetainių, kaip pasakyti, narys. Tenai dedu nuotraukas, skaitau komentarus, pats parašau. Dažnai kažkokios tai užverda diskusijos. Man iš viso to, kaip pasakyti, ką laikyti nuotraukas po lovą, kad niekas jų nematys, o čia įdedi ir tikrai daug žmonių pamato internete. Tai yra gerai. Aišku, tai yra kitas jausmas, tai nėra popierius, kurį galima ateiti, pamatyti, bet manau, kad žmogui patogiau, jisai namie gali kaip pabuvoti parodoje, sakykim taip. Aš visada save labai, kaip pasakyti, savikritiškai vertinu. Man pačiam daug kas nepatinka mano nuotraukose. Tas, kur mato, tarkim, internete, ar kur nereiškia, kad jos čia yra mano mylimos ar dar kažkas. Tiesiog kitasik netgi įdedi pasižiūrėti, kaip žmonės tai vertins. Pats matai, kad kažkas tais lygtais, kažkas biškiai yra, bet žinai, kad trūksta. Bet iš to rutuliuojasi kažkas toliau. Tai tikiuosi, kad gal ateity kada nors prirutuliuosiu ir iki kokio albumo. Juostas visa kita yra svarbu, bet aparatas, optika, žinoma. Nes tu gali pasidaryti kažką iš to fotoaparato, kad ir va čia monoklį kokį užsidėti, pasidaryti iš kokio seno objektyvo. Tas pats liečia, kas fotoaparatą, ar tu imsi siaurą juostelę, ar vidutiniam formatui, ar iš vis kokias plokšteles dėsi. Jau kitoks rezultatas žiūrisi. Ko kam reikia? Pasiėmu su savim, jeigu einu fotografuoti, tai ne vieną fotoaparatą, jau daugiau tos technikos. Ir tiesiog žiūriu, kokia aplinka, kaip kas keičiasi. Stengiasi kažkaip visada išžvelgti. Šiaip labai mėgstu tokius dalykus, kai reikia pačiam kažką pastebėti. Ta prasme, toksai objektas, kurį, tarkim, kasdieną praeiname, ir niekas net neatkreipiam dėmesį. Ir norisi visada, būtent, nes aš manau, kiekvieną objektą galima pateikti taip, kad jisai tiesiog būtų įdomus. Aš vis tiek manau, kad nuotraukai pagrindas yra įdomumas. Tai kaip jis atrodo, o ne, kaip pasakyti, nušlifuotas vienas ir tas pats vaizdas. Kitasik būna užtenka vieno kadro, bet dažnai vis tiek padarai dar, kaip pasakyti, kontrolinį kokį kadrą. Bet tai priklauso nuo to, kas per objektas. Jeigu tai yra tiesiog kažkokia staigia akimirka, jau kitur nebepadarysi. Tai tiesiog gaudai, pagauni. O būna kartais, aišku, išvažiuoji, ten žiūri, kažkas tai tau netinka. Ar trūksta žmogaus, kažkokia silueta kadrė, lauki, stovi. Eina pro šalį, padarai. Dažniausiai dabar, nežinau, šiuo metu fotografuoju žmonės tik kaip siluetus, išsilieju, visokie būna, taip toliau. Kiek turiu fotoaparatų? Kaip pasakyti, fotoaparatai pinholės, jeigu visokios degtukų dėžutinės skaityti, tai sakykime apie 10.
Visus naudoja. Pas mane be darbo jie nestovi. Paprasčiausiai būna periodas, užeina, norisi pasiimti vieną aparatą, kitų periodų norisi pasiimti kitą aparatą. Ne tai, kad tiesiog metų laikai, aš skaičiu, tiesiog pačiam norisi. Kitas tik norisi daug spalvų, kokybės. Imi tam tikrą techniką. Kitas tik norisi, kad kaip tik viskas būtų nerišku, nesimatytų beveik nieko. Tie patys subraižymai irgi kartais būna, man pačiam jie atsibostų ir stengiuosi, kad jų nebūtų. O kitas tik specialiai norisi jų kuo daugiau. Ko gero, nuo nuotaikos ir tai priklauso.